Kaip paskatinti kūdikio šliaužimą? Šliaužti kūdikiai pradeda apie 7-9 mėnesį. Šliaužimas gerina kūdikio orientaciją, jis mokosi išlaikyti pusiausvyrą naudojant vieną kūno dalį. O tai svarbu galvos smegenų vystymuisi, skatina smegenų pusrutulių sąveiką, kas padeda sukurti pagrindą tvirtam sėdėjimui, ropojimui, stovėjimui, ėjimui. Taip pat turi didelę įtaką tolesnių judesių koordinacijai bėgant, lipant laiptais ar net rašant. Šliauždamas kūdikis lavina rankų jėgą, gerina pečių stabilumą. Šliauždamas mažylis liečia įvairius paviršius – kilimą, medinės grindis, plyteles, žolę ar kitą. Taip lavėja jo sensoriniai įgūdžiai ir atsiranda daugiau tyrinėjimo laisvės. Matydamas tolėliau esantį norimą daiktą, vaikas įgauna didesnę motyvaciją judėti link jo. Taigi šliaužimas skatina tikslingą judėjimą ir norą pasiekti tikslą. Keli dalykai, kurie gali paskatinti jūsų kūdikį šliaužti. Pratinimas – gulėti ant pilvuko nuo 1 mėnesių. Aktyvus laikas ant grindų. Paklokite įvairių tekstūrų kilimėlius. Išbandykite švelnų, pintą, groblėtą. Stenkitės, kad kūdikis kuo mažiau laiko praleistų auto kėdutėje, gultuke, vežimėlyje, supynėse ar manieže. Padėkite mažyliui suprasti, kokiu būdu galima judėti. Pėdutėms suteikdami atramą, kad jis atsispirtų į jūsų delną ir pasislinktų į priekį. Įsitikinkite, kad kūdikiui patogu įsiremti ir atsispirti. Netrukdo joks susisukęs, slenkantis kilimėlis, smunkančios jo kelnytės ar kojinės. Paskatinkite vaikutį su jo mėgstamu žaisliuku, paridenkite kamuoliuką, dalyvaukite ir džiaukitės pasiektų tikslų kartu. Harmoningam kūdikio vystymuisi svarbus visi raidos etapai, nes tada vienas įgūdis nuosekliai deda pamatą kitam, o kūdikio raumenys, pusiausvyra, aplinkos suvokimas vystosi tolygiai.